sunkiausia ryto dalis yra, ypač kai lyja ir būna vėsu, dėtis šlapius drabužius ant savęs. Bet nieko nepadarysi, su sausais nevarysi, nes po to nebus ką vakare užsidėti. Tai vat. Gal tas pirminis užsidėjimas, pats baisiausias, po to kaip ir apsipranti, viskas normaliai būna, bet ta drėgmė jaučias žiauriai. Dabar nežinau, kiek žiūrėjom, per telefoną lygtais rodė 11 laipsnių. Tai šiandien reiks pilnai kuo sausiau užsidėti ir šiltai apsirengti ir dirbti. Bet keliaujam Nemunu, didelės tiesiosios ir vėjas tikrai negelbės. Tai žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Mūsų rytas. Lietus merkia. Su Justu judam link Raudonės. Raudonėje prie mūsų prisijungia dar vienas kelionės narys, Augustas, kuris su Justu plauks tikriausiai iki Klaipėdos. Galbūt jeigu labai gerai eisis iki kokios Šventosios. O tolumoj Augustas jau laukia mūsų. Ir labai kietai, kad turim geltoną, žalią baidarę ir raudoną. Ką? Augustas pasišventino, iššoko jau. Dabar biškį išsisemsim. Atinėjo daugiau žiūrės, sakai iššoko? Ne, matai, čia šitas yra toksai. Nu, žodžiu, dirbk. Nu, Jurbarko kraštas pasitinka nesvetingai. O, vyrai, mūrai, ąžuolai, lietuviai, broliai praktikuoja religiją. O, Augustas išsimaudė. Tai sako, reikia išsigręžti. Sveiki atvykę į Jurbarką. Sveiki. Aš nuo Vilniaus, Justas nuo Kauno. Nu, paliekam Jurbarką. Justo mamikė pageneravo pietus gerus, sriubos, kepsnių. Dar buvo draugų atvarę palydėti. Varysim link Greičių. Ir po to į pasienį. O, priims į sodybą. Turės Kidulių paminklus turės reklamuoti. Tai dabar reklamą gali. Sponsored by Kidulių paminklai.